Labą dieną, sveiki atvykę į Anykščius. Šiandien dalyvausim varžybose, trauksim traukinį, va ten parodyk. Nesmatys gal? Nesmatys. Tai va, nieko labai nepasakysiu, šalta, vėjas pučia, apšilinėjom. Ir tiek, ne? Sidirbinėjai kažką. Paskui žmonės sako, bėgiai kreivi. Aštuntasis sportininkas mūsų rikiuotėje. Tai yra Ievos trikovės rekordininkas. Asnalos Galiūnas 2023, praėjusių metų 6-osios vietos laimėtas Robertas Barkevičius Rokiškis. Praktiškai kaimynas, sąlyginai, sakykime, ar ne? Anykščiams Robertas Barkevičius, tikiuosi, kad taip pat šiandien yra labai rimtai pasiruošęs. Pirma rungtis, traukinio tempimas, 40 tonų. Tai šita rungtis tikrai buvo sunki ir nemaloni, ypač ant pabaigos, nes labai sudėtinga įtraukti, nėra kur spirtis ir tiesiog žiauriai sunku. Tai čia dalyvau šitose varžybose su trauma, alkūnės trauma, jinai man patynus, neaišku kas yra, nesitikrinau. Bet greičiausiai arba kažkoks uždegimas labai stiprus, arba įplyšia kažkas minimaliai, bet aš manau, kad įplyšia kažkas, nes jau praėjo ir nuo varžybų jau čia 2 savaitės beveik. Šiandien montuoju penktadienį, rytoj dalyvauju Mažeikiuos, tai kas žiūrit šiandien video, rytoj dalyvauju. Ir nežinau, matysim kaip bus, nes alkūnė nepraėjo, dalyvaut man netrukdo, bet ir negaliu ruoštis normaliai. Tai va tame esmė čia blogiausia. Sekanti rungtis buvo lagaminų nešimas. Po 140 svoris. 2 lagaminai. 208 bendrai. Tai lagaminus geriau nunešiau negu praeitais metais, lyginant realiai dvigubai, daugiau negu dvigubai. Praeitais metais 15 tik metrų nunešiau. Šiemet gavosi beveik net kem 5, bet ten finišą nepasiekiau truputėlį. Pamatysi tuoj neši, nes tiesiog vienas lagaminas labai iš šono nukripavo ir liko ten 5 tik sekundės ir tiesiog nebuvo kaip pabaigti. Lagaminai šiek tiek gal biškį ir nusivylęs buvau, nes tikėjaus geriau. Nes treniruotėje nešęs tikrai labai gerai, netgi pats nesitikėjau, kad taip gerai galiu, nes ir bėgau greit, ir daug svorio nešiau, viskas labai buvo ok. Bet kažkaip varžybose nesijaučiau, nežinau, pilnai gal atsigavęs ar kažkaip gerai, nebuvo gera savijauta tokia, kokią norėčiau. Bet šiaip viskas plius minus gerai, gal aš per daug į savęs tikiuosi, tai aišku nusivylęs buvau traukinio tempimu, truputį ir lagaminais. Galim eiti į trečią rungtį, trečia rungtis maišų metimas. Čia svoriai nežinau kokie iš tikrųjų, turbūt pirmas bus kokie 16 kg ir po to po 2 kg didėja, taip nuo 18 ar nuo 16 iki 25 ar 4, nepasakysiu. Tai šitą rungtim tikrai džiaugiausi, nes pavyko visus permest maišus, irgi šito nesitikėjau, tai labai gerai, džiaugiausi. O toliau, kita rungtis buvo atkelimas štangų. Tai čia tokia rungtis, duota minutė, laiko buvo ir kas biški kitaip negu visada, kad duoda laiką ir tu gali realiai be raištelių traukti ir taupyti tą laiką ir greičiau patraukti. Bet aš pasirinkau traukti su raišteliais, nes man alkūnė skauda, tai nerizikau, kad dar labiau susitraumuot. Aišku, aš dalyvaudamas realiai jos nelabai ir jaučiausi dėjęs šituos ant alkūnių pašildyti realiai antkelius aš čia sudėjęs. Tai nelabai aš ir jaučiau, bet po varžybų tai tikrai paėmėjo skausmas, vėl ištyno, vėl smarkiai, tai žodžiu, nelabai gerai. Tai čia svoriai buvo pirma štanga 260, reikia 3 kartus patraukti ir tada antrą štangą
280. Tai irgi 3 kartai reikia patraukti, va trečią šiaip ne taip sunkiai įveikiau, nors iš tikrųjų irgi pats nebesitikėjau trečią patraukti, truputį porą sekundžių palsėjau ir pavyko patraukti. O ten sekanti štanga, tai 300, ten realiai nieks daugiau jas ir nepatraukė, vienas tik tai, man atrodo, žmogus, Audris. Šlaito kelimas, čia 100 kg, buvo pasirinktinai arba 100, arba 120 kelt, kadangi aš ir turėjau alkūnės traumą, tai taip nusprendžiau nerizikuoti, sakau, gal kelsiu 100, nes dar toks abejotinas, galvojau, gal ir net galiu neiškelti 120, nes, aš principė nelabai iš to luito treniravęsis, tai vat vieną treniruotę buvo, jeigu matėt video pas Karolį, kai buvau, tenais pasikėliau ir realiai viskas. Tai tiesiog nutariau nerizikuoti ir tvarkingai iš pabiškį kelt tą 100 kg. Šitas įrankis labai toks, nepatogus, jisai slysta toks visas, žiauriai nepatogu kelt ir pavojinga, tai, šiaip pavojinga labai ranktis, tai plius dar pirmam etapė įdėjo tokio rungtį, truputį stipru. Toliau paskutinė rungtis buvo akmens perkelimas, irgi pasirinktinai 140 kg arba 160, tai 160 pasirinkau didesnį. Tai kas blogai iš to rungtį buvo, tai kad klėjai biškį pavedė gavas, nes oras tai šaltas, buvo nežinau gal kiek, 12 gal laipsnių, buvo tikrai šalta, buvo šalta, net neatsimenu kiek buvo, bet žiauriai buvo nedaug vėjas, tai klėjai jie visi tokie, neatlieka savo funkcijos, pirmas akmuo gerai pasikėlė, viskas, o po to matot ranką šiandien vis ploju, kažką bandau klijų pasim, bet nieks nieką neveikia, tai kažkaip apsikabinau. Ta akmenį šiaip ne taip sunkiausia atsikeltą, perkeltą jau man nėra sunku, nebuvo sunku tikrai. Ir tiek, realiai, jeigu būtų geras buvęs oras, viskas su klijais tvarkoj, būtų tikrai kitoks rezultatas. Bet, rezultatas nebuvo labai prastas, bet nebuvo ir pats geriausias, tikrai galėjau geriau, bet, sakau, tokios buvo lauko sąlygos, jeigu būtų buvęs lietus, tai visai, kažin kaip ten būtų su tuo perkelimu, ar būtų bent vienas perkelimas. Ir va 6 kartą nespėjau perkelt, užskaitė tik tai 5. Tai tiek iš tų varžybų, tiesiog 5 vietą, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim Mažeikiuose rytoj. 5 vieta šios varžybose 36 taškai, keliauja į Rokiškį, Robertas Bartkevičius. Šaunuolis Robertai, smagu matyti užsidegimą, taip ir toliau, Robertai, visas čempionatas, matau, kad šiemet bus gražus. Labai gerai.